Sveiki internetinės Raseinių televizijos žiūrovai. Kovo 24 yra tarptautinė tuberkuliozės diena. Šio progą nusprendėme pakalbinti raseiniškius, ar jie žino, kas yra tuberkuliozė, kaip jį gydoma ir kaip nuo jos apsisaugoti. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Aišku, plaučių liga. Kokie jos požymiai? Kaip temperatūra, net nežinau, kosulys didelis, jos stiprus. O kaip plinta ta tuberkuliozė? Užsikrečia? Kaip? Čiaudint, kosint. Šiaip per rankas, gal nieko nesiplavo, neaišku, daugiau tai nebežinau. O kaip medikai nustato, ar žmogus serga ta tuberkuliozė ar neserga? Tai kaip iš pat karto net nežinau, iš karto nenustatysi jūs, net nežinau. Šiaip tai kaip nuotraukos, tik tai padarius rentgeno. O šiaip iš karto tai sunku pasakyti, nes panašiai kitus gali būti peršalimo liga, dar kažką. O kaip galvojat, kokią profilaktiką reikėtų atlikti, kad nesusirgti tą tuberkuliozę, jie neužsikrėsti? Šiais laikais nežinau, labai sunku, reikia rankas plauti viską. Aišku, reikia užsidėti kaukę, kai būna tie visokie gripo epidemijos, dar kažkas, bet čia labai sunku save apsaugot nuo visko. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Žinoma, kad žinau. Kokia tai liga? Plaučių liga. Ir ko jinai pasižymi? Ko jinai pasižymi? Kosulys, temperatūras, atsikosėjimai įvairiausiai, va tokie turbūt. O kokiu būdu plinta ta liga, ar žinot? Užsikrečiama. O kaip užsikrečiama? Bendravimas įvairūs gali būti per maistą, įvairiai. Per rankas nešvarias, aš taip manau. O kaip manot, kaip medikai nustato, ar žmogus serga tą ligą ar ne? O šviečia plaučius, taip, ir mato, kad jau ten supūvusias plaučiai baigės susileisti. Jeigu jau ilgai senai kankinasi jisai tą ligą. O kaip manot, kokia turėtų būti profilaktika, kaip nuo jos apsisaugoti nuo tos ligos? Yra sanatorijas, man atrodo, kur specialiai šitokius guldo, gydo, daktarai, šviečia, tikrina, žiūri, va šitaip, mano bendras toks mąstymas apie tą ligą. Plaučių liga. O kokie tuberkuliozės požymiai yra? Kiek žinau, tai labai stiprus kosėjimas ir atsikosėjimas kraujo. O kaip ta tuberkuliozė yra nustatoma? Žinokit, nežinau, net neįsivaizduoju. Nežinau. Gal šviečiant plaučius randa kažkokių dėmelių, kurie reikštų, kad yra kokių kraujo krešulių ar kažkas tai tokio. O kaip plinta ta pati tuberkuliozė? Oru? Manyčiau. Tiksliau? Tarkim, jeigu tu pakosi ir, tarkim, kaip užsidengi, esi išauklėtas, tai paskui jau kažką palieti ar ten tą daiktą, paskui tas kitas žmogus paliečia tą patį daiktą, kažkas tai tokio. O kokia būtų jūsų manymų tuberkuliozės profilaktika? Kaip apsisaugoti nuo jos? Čia tikrai ne nuo gripo, nei citrinų valgyti, nei imbierų kokių, nieko. Čia yra baisi liga ir, nežinau, čia yra izoliuoti tuos, kurie yra sergantis jau, manyčiau. Raseinių televizija. Taip bėga nuo mūsų. Labą dieną, Raseinių televizija, galim jūs pakalbinti? Ai, nereikia. O ką jūs norit? Apie tuberkuliozę. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Žinau, rūkyti nereikia. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Žinau, yra plaučių liga, yra atvira ir uždara. O jinai užkrečiama. O kaip jinai užkrečiama? Kalbant su žmonėmis arba rankas, ką nors, žodžiu, pabendravus su tuo žmogum sergančiu, nežinant. Va, kaip ne medikas tiksliai ten tų ir nežinau, bet žinau, kad užkrečiama kosėje, ten visa kita.
O kaip diagnozuojama yra tuberkuliozė? Nu, aš nežinau, žmogus jaučiasi turbūt silpna, kvėpuoti sunku, kosti. Va, temperatūra būna turbūt nelabai aukšta. Nu, žodžiu, žmogus sudegė tokį silpnumą. Va ir taip. O kaip manot, kokią profilaktiką reikėtų atlikti, kad apsisaugoti nuo jos? Nu, balai, žinau, nu ką pas save rankas plaut, paskui tikrintis, šviestis kas metai, kas gal va taip ir tiesiog tokie laikyti švaros taisyklių viską. O žiauri liga, baisi liga, Kokie jos požymiai? kosėjimas turbūt ilgą laiką, nenustoja žmogus kosėti, dusulys gal. O kaip plinta ta tuberkuliozė? Nu, jūs čia paklausėte. Bandykit. Plinta užkrečiama turbūt yra. Kaip? Kaip? Lašelinų būdu, oro būdu, ta prasme turbūt. Ja. O kaip jinai yra diagnozuojama, kaip nustatoma? Gydytojai diagnozuoja, aišku. O kaip? Nueini pas gydytoją ir nustato diagnozę. O tiksliau? Ne, nu baigit, aš nenoriu šnekėti jau iš čia. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Žinau, tai yra liga, plaučių liga. Kokia? Plaučių liga, užkrečiama plaučių liga. O kas vyksta susirgus tuberkuliozė, kokie požymiai? Žmogus kosti, kraujuoja iš plaučių turbūt, lyg tai taip suprantu, karščiuoja, blogai jaučiasi. O kaip diagnozuojama yra tuberkuliozė, kaip ją nustato medikai? Nustato medikai, ko gero, aš kaip suprantu, iš rankos ima brėžė ir ko gero iš kraujo. Pagal mane iš kraujo. Nežinau, pagal mane. Ne, tai yra meluoju, atsiprašau, ko gero ne. Ten kažkoks tai yra vaistas ir reakcija su organizmu. Taip suprantu. Jeigu parausta ta vieta, kuri yra įbrėžta, jeigu taip galima įsireikšti, tai vadinasi sergi tuberkuliozė. Yra aišku, atliekami papildomi tyrimai. O kaip manot, kaip plinta ta tuberkuliozė? Aš manau, plinta, kaip sakyti, plinta per orą. Jeigu tai yra kažkokios, tai yra tuberkuliozės formos, jeigu yra atvirai, jinai plinta per orą. Kadangi žmogus kosti, jisai kosėdamas išspjauna seilės kažkokias ir plinta per orą. Labiausiai yra ta atvira tuberkuliozė. Aš jūsų klausiau, žinot, kas yra tuberkuliozė? Ja? Tu negali sakyti, nes aš įsiklausiu. Tai va, aš irgi žinau, kas yra. O kaip jinai gydoma? Reikia daktarų klausti. Kaip jinai... Labai gerai viską žinokit, dabar labai viskas gerai informuota, per televizorių rodo visus informacijos ir visi viską gerai žino. Ar žinote, kas yra tuberkuliozė? Aišku. Kokia tai liga? Plaučių liga. Kuo jinai pasižymi? Ta prasme, kad kuo pasižymi, nežinau, kokie simptomai, nes pati nesergu, bet tik tai žinau, kad jinai užkrečiama yra ir kad vėl jinai Lietuvoje atsinaujina. O kaip jinai užkrečiama? Bendraujant. O kaip medikai nustato, ar žmogus serga tą ligą ar ne? Tai turbūt kraujo tyrimai rodo. Jo. Kur išprovokavot mane čia dabar? O gal žinot, kokia profilaktika turėtų būti, kad jie neužsikrėsti, nesusirgti? Net nežinau, nes toje aplinkoje, kur aš būnu, nėra. Tiesiog net oro užterštumas, bet turbūt, kad ne, aš nežinau, čia turbūt paveldimumas irgi gal kažkiek, nežinau, bet tik žinau, kad užkrečiama ir kad jos daugėja dabar, tai tą žinau. Žinom, liga. Kokia? Plaučių. O kuo jinai pasižymi? Kosėjimu, dusinimu. O kaip jinai diagnozuojama, kaip medikai nustato, ar sergi tą tuberkuliozę ar nesergi? Daro nuotrauką, šviečia plaučius. O kaip plinta ta tuberkuliozė, ar ją užsikrėsti manoma? Oriniu, lašeliniu būdu, kalbant, čiaudant, manau. O kokia būtų profilaktika jūsų manimu, kaip apsisaugot nuo jos? Tikrintis. Pas medikų laikas nuo laiko.
Profilaktika, galbūt, aš manyčiau, mes Lietuvoje nepratę vaikščioti su tais vadinamais užsidėję ant burnos tais raiščiais, tai būtų ko gero geriausias. Tuose vietose, kur labai daug yra, sakykime, žmonių lankomasiuose vietose, laikas nuo laiko pasitikrinti, labai dažnai plauti rankas ir ko gero pirmieji tokie profilaktikos veiksniai. Žinoma, reikia prisižiūrėti, kaip pasakyti, švariai, tvarkingai gyventi, kaip sakant. Jeigu kalbant apie didelės, kur yra sueigos, pavyzdžiui, kur yra galimybė užsikrėsti, tai reikia vėdinti patalpas. Žodžiu, taip. Labą dieną, Raseinių televizija, galim jūs pakalbinti? Kodėl ne? Apie tuberkuliozę labai įdomi tema. Negalim? Bėgat nuo mūsų. Tai kas yra tuberkuliozė, ar žinot? Taip. Kas tas yra? Plaučių liga, tuberkuliozė kaip džiova, kaip suprasti. O kaip jinai gydoma, kaip jinai nustatoma? Tiksliau, ne kaip gydoma, kaip nustatoma? Man tu daro, kaip nustatoma. Daugiau aš negaliu nieko pasakyti, skubu, atsiprašau labai. Kiek žinom, pagal jūsų profesiją mūsų klausimas dabar bus. Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Taip. Kokia tai liga? Plaučių liga. Ir kuo jį pasižymi? Pasižymi, kada plaučiuose atsiranda tam tikri pokyčiai ir tada nustatoma plaučių tuberkuliozė. O tie pokyčiai, sakote, ar jie teigiami ar jie neigiami? Aišku, neigiami. O kaip medikai nustato, ar žmogus serga tuberkuliozę ar ne? Pagal anamnezę, pagal laboratorinius tyrimus, pagal rentgenologinius tyrimus, taip ir nustato. O kaip plinta pati ta liga? Ta liga plinta tiesioginio kontakto. Bendraujant su sergančiu galima užsikrėsti ir per orą. O kokia būtų profilaktika, kaip nuo jos apsisaugoti, ar žinote? Apsisaugoti, stengtis, nedalyvauti kompanijose, kuriuose yra panašus, kuriuose yra žmonės, kurie įtariami sergant tą ligą, ten kažkokie ten visokie, kaip pavadinti juos, girtaujančių kompanijose, socialių asmenų kompanijose, nes ten ta liga dažniausiai plinta, nors šiaip tai plinta jinai ir bendraujant, kur yra didesnis žmonių sambūris. Galim pakalbinti. Labą dieną, galim pakalbinti jūs? Kodėl ne? Ar žinot, kas yra tuberkuliozė? Žinau. Ir kas tas, kokia tai liga? Baisi. Bet ko jį pasižymi? Nežinau, jeigu neatvira, tai reiškia, gal iš tiek pavojus nėra, bet šitą, atvira pavojus yra. O jeigu ten biški kokie, tai šiaip tai gal nieko. Reikia gydytis. Kaip plinta ta tuberkuliozė? Tai per orą, per kalbant. O kaip medikai nustato, ar žmogus serga tą tuberkuliozę ar ne? Tam yra medikai ir nustato. Nežinau, gal šviečia plaučius, gal tikrina, gal viską tiesiog reikia ištikrinti. O kokia turėtų būti profilaktika, kad nuo jos apsisaugoti? Vaistai tikriausiai didžiausia profilaktika. Gerti vaistus pastoviai. O kokius vaistus? Tiksliai nežinau tų vaistų, bet yra daug vaistų visokių. Žinau, kad yra daug visokių vaistų. Šitą tai tikrai žinau. Ar galim pakalbinti jūs? Apie ką? Apie tuberkuliozę. O Jėzau, net. Žinau, kurie labai stiprių toj stadijoje, tai kraujai spjaudosi ir ten, su plaučiais. Kaip manot, kaip plinta ta liga? Oru, apsikrečiamam, tada lasdelės kažkokios. Tai. O kaip manot, kaip medikai nustato, ar žmogus serga ta liga ar neserga? Tai nustatom, ką? Šviečia plaučius. Ką dar gali daryti, kad nustatytų, kaip manot? Be švietimo. Nežinau, kada pajunta, kada kosti ar dar kas nors. O kaip galvojat, koks būtų apsisaugojimo būdas, kokia profilaktika, kad nesusirgti jie? Kaip vengti žalingų tojų įpročių, nerūkyti,
Nes tas vitaminus, rūkymas ne vitaminai, o daugiau tai, nežinau, su ligoniais mažiau bendrauti dar ką. Galim jūs pakalbinti. Kodėl labai skubu į darželį bėgti. Čia negalbinti. Negalim. Sunki liga ir užkrečiama. O kaip jinai užkrečiama, kaip ją galima užsikrėsti? Nu, oro būdu turbūt. O kaip medikai nustato, ar žmogus serga tą ligą ar neserga? Medikų paklauskit, aš ne medikas. Pagalvokit, pasamprautokit. Dar kartą sakykit. Kaip medikai nustato, ar užsikrėsti tą ligą? Kiek prisimenu, mokyklai būdavo tikrinami tokie testai, ten, reiškės, rankui kažkoks ten skiepas ir paskui, jeigu parausta, tai tada jisai yra jau užsikrėtęs. Gal yra kiti būdai, aš nežinau čia. O kaip manot, kokie būtų profilaktiniai būdai, kaip apsisaugoti nuo tos tuberkuliozės? Baikit. Nu, nežinau. Tai teiraukitės medikų, kodėl aš turėčiau. Nežinau, mano nuomonė. Tokia, jo. Nu, apsisaugoti reikia profilaktiškai tikrintis pas medikus, kas darbuotojai, tai jie kiekvienais metais eina, reiškės, tikrinti sveikatą. Lygiai tas pats ir mokiniams turbūt galioja, ar ne? Tai va, taip ir apsisaugoji, tikrintis. Ne, atsargiai. Skubat labai. Čius. Nu, o gal taip? Jums pakalbint? Ne? Labai negalius galim pakalbinti.